Sveiki, kas klausot. Šio video tikslas yra trumpai supažindinti jūs su Hyperliquid, turbūt viena sparčiausiai augančių kripto platformų, kurią naudoja labai daug žmonių. Šios platformos pliusai yra tie, jog mokesčiai yra labai maži, bei galite naudoti daug sverto. Patariu naudoti būtent šią platformą vietoj tradinimo Binance ar Coinbase, kur mokesčiai yra žymiai didesni. Parodysiu, kaip naudoti pagrindinius platformos nustatymus, kaip atidaryti ir uždaryti pozicijas, taipogi kaip susidėti stop lossus ir take profitus. Žinoma, pirmiausia, ką jums reikės padaryti, tai įsidėti pinigų į šią platformą. Tam padaryti jums reikės turėti vieną iš šių kripto piniginių, tokių kaip MetaMask ar Coinbase. Aš asmeniškai naudoju Coinbase. Ją atsidaryti labai paprasta, galite nueiti į jų puslapį, paspausti Download Base App ir susikurti paskyrą. Jums taip pat reikės turėti jūsų pasirinktą kripto centralizuotą keityklą, tokią kaip Binance ar, kaip minėjau, Coinbase. Ir pirmas žingsnis, ką jums reikia padaryti, tai nueiti į jūsų keityklą, kurioje turite paskyrą, įsidėti norimą valiutą, kaip euras. Ir šią valiutą jūs turite iškeisti į USDC. Kaip matote, Coinbase transakcija atrodytų taip. Aš galiu iškeisti 5 eurus į USDC, patvirtinti savo užsakymą ir savo balansą aš turėsiu USDC. Šiuo atveju aš esu jau tą padaręs ir kaip matote, USDC yra mano balanse. Sekantis dalykas, ką jūs turite padaryti, žinoma, jūs turite prisijungti prie savo Coinbase walleto, kaip matote, aš tą esu jau padaręs, ir turite persivesti iš Coinbase keityklos į šį walletą savo iškeistą USDC. Su Coinbase aš galiu paspausti čia, taip pat paspausti čia, ir aš būsiu nukeltas į transakciją. Kaip matote, aš turiu 6 eurus USDC, pasirinkus USDC, aš galiu pasirinkti sumą, kurią noriu persisiųsti, paspausti čia. Ir šis žingsnis yra labai svarbus. Todėl, kad Hyperliquid naudoja Arbitrum networką, jūsų USDC turi būti persiųstas naudojant Arbitrum networką. Taigi čia galite pasirinkti Arbitrum. Binance ar kitoje platformoje šis procesas gali atrodyti kitaip, bet jūs privalote užtikrinti, kad jūsų USDC bus Arbitrum networke. Paspaudus Arbitrum, aš galiu peržiūrėti savo transakciją, aš siųsiu USDC į savo Coinbase walletą, naudojant Arbitrum. Paspaudus Confirm, mano pinigai bus persiųsti. Nuėjus į savo Coinbase walletą, aš galiu pasitikrinti, ar pinigai jau persikelia ir kaip matote, aš jau turiu savo stablecoiną savo walletą. Sekantis dalykas, kuris yra labai svarbus, kaip matote, aš taip pat turiu Ethereum, kuris taip pat yra ant Arbitrum. Ir tai yra labai svarbu, kadangi Arbitrum yra Layer 2 Ethereum. Taigi persivedant iš savo walleto į Hyperliquid, jūs sumokėsite šiek tiek mokesčių Ethereum blockchainui. Taigi turint šios du dalykus, jūs jau galite persivesti savo pinigus į Hyperliquid. Tai padaryti galite prijungę savo walletą. Kaip matote, yra kitų opcijų. Galbūt jūs norite naudoti MetaMask ar bet kokią kitą, bet procesas išlieka toks pat. Aš naudoju Coinbase wallet, patvirtinu savo prisijungimą. Ir kadangi aš jau turiu persivedęs balansą, jis yra rodomas čia. Jūsų atveju balansas bus tuščias, kadangi yra papildomas žingsnis, kurį jūs turite padaryti. Tai paspausti šį deposit mygtuką, pasirinkti norimą sumą. Aš galiu pasirinkti, kiek aš turiu USDC ir paspausti deposit. Taip pat aš turiu patvirtinti šią transakciją. Ir mano pinigai yra pervesti į Hyperliquid. Svarbu paminėti, kad yra kitų būdų įsidėti pinigų, tačiau šiuo video aš norėjau parodyti tai, ką esu jau pats išbandęs ir kas man atrodo paprasčiausia. Galima būtų naudoti kažkurį kitą networką vietoj Arbitrum, galima, kaip minėjau, naudoti kitas piniginės, galima naudoti kitas kripto centralizuotas keityklas ir panašiai. Taip pat Hyperliquid nėra sukurtas naudojant Arbitrum blockchainą. Hyperliquid iš tikrųjų turi savo blockchainą, kuris vadinasi Hypercore. Jei norite sužinoti daugiau, galite nueiti į jų puslapį, sužinoti, kas sukūrė šią platformą, kaip jinai veikia ir taip toliau. Na, o dabar galime eiti prie platformos naudojimo. Tai pirmas dalykas, įsidėjus pinigų, jūs juos matysite apačioje. Ir ką jūs turite žinoti, kad Hyperliquid turi du skirtingus balansus, tai yra spot ir perpetuals balansą. Kaip matote, mano turima suma yra perpetuals balanse. Trumpai, ką tai reiškia, tai spot balansas yra pirkti kriptovaliutas be sverto, tiesiog pirkti ir laikyti. Perpetuals balansas yra skirtas tradinimui su svertu. Paspaudus čia, jūs galėsite persivesti pinigus iš vieno ar kito balanso. Paspaudus čia, kaip matote, aš galiu persivesti, tarkime, 100 iš savo perpetuals į spot balanso. Paspaudus confirm ir patvirtinus, mano balansas automatiškai bus paskirstytas. Viršuje galite išskleisti kriptovaliutų poras ir šalia poros jūs matysite
svertą arba spot. Tai reiškia, su spot balansu galėsite pirkti tas poras, prie kurių rašo spot. Su perpetuals balansu galėsite pirkti tas poras, prie kurių yra nurodytas galimas svertas. Trumpai apie chartus, tai čia yra viskas taip pat kaip per TradingView. Jeigu žiūrite šį video, esu įsitikinęs, kad jūs esate susipažinę su TradingView ir su visais čia esančiais parametrais. Viršuje galite susimesti savo norimus indikatorius, pasirinkti laiką, braižyti įvairias linijas, tokias kaip supportus, resistance ir panašiai. Na, o dabar einant prie pagrindinio šio video tikslo, tai parodyti, kaip atidaryti ir uždaryti pozicijas. Dešinėje jūs matysite visas parinktis. Viršoje galite pasirinkti tarp isolated ir cross margino. Galite pasirinkti savo norimą svertą, kuris yra tikriausiai smagiausia viso šio proceso dalis. Galite pasirinkti, ar norite pirkti long, ar parduoti short. Galite nusistatyti market arba limit orderius. Čia galite pasirinkti, kokią sumą iš tikrųjų norite uždėti ant savo pozicijos. Pavyzdžiui, pasirinkus 50%, pusė mano balanso bus rizikoje. Tačiau kadangi mano svertas yra 2, mano pozicija iš tikrųjų bus 4400. Kaip matote, jinai pastoviai keičiasi priklausomai nuo valiutų kainų. Taip pat Hyperliquid jums paskaičiuoja jūsų likvidacijos kainą. Taigi, jeigu aš atidarysiu longą ir kriptovaliuta nukris iki šios sumos, aš prarasiu visą savo sumą, kadangi aš būsiu likviduotas. Taip pat galite pasirinkti savo toleruojamą slippage. Paspaudus čia galite pasiskaityti apie Hyperliquid mokesčius, kurie, kaip minėjau, yra daug mažesni nei bet kurioje kitoje centralizuotoje kripto keitykloje. Taip pat pridėsiu savo referral linką, kuriuo užsiregistravus jūsų mokesčiai bus šiek tiek mažesni. Taigi parodyti, kaip viskas veikia, aš atidarysiu mažą tradą, pasirinkau svertą, kad būtų 2, pasirinkau 178 USD stablecoino kaip savo pozicijos balansą. Kaip matote, mano margin gaunasi 88. Čia galiu nusistatyti savo take profit arba stop loss kainas. Pasižiūrėjus į chartą, galiu nustatyti savo stop lossą. Tarkim, aš uždedu 3500. Čia man rašo, jei aš būsiu likviduotas savo stop losso, aš prarasiu 7,25%. Pakeitus šią sumą, Hyperliquid paskaičiuos naują procentą ir kaip matote, jeigu mano stop lossas bus 500, aš prarasiu daugiau negu savo margin. Tai reiškia, aš būsiu likviduotas prie šios kainos ir mano stop losso niekada nepasieks. Šiai pozicijai aš uždėsiu 3500 stop losso kainą, pasirinkau savo svertą, pasirinkau savo pozicijos dydį, matau visus Hyperliquid paskaičiavimus ir atidaryti šią poziciją man tai reikia paspausti place order. Kai matote, pozicija jau yra patvirtinta, aš matau savo poziciją, aš realiu laiku matysiu, kaip keičiasi mano PNL, taip pat matau savo likvidacijos kainą, savo užstatą, kurį aš rizikuoju prarasti. Šalia taip pat matau savo funding. Kaip minėjau, finansavimas yra paskaičiuotas pagal šį laikmatį ir šiuo atveju už 52 minučių aš turėsiu sumokėti shortam, kadangi aš esu long, arba shortai sumokės man, priklausomai nuo šito procentų. Trumpai, kaip uždaryti savo poziciją, čia matote mano stop lossą, kurį aš galiu uždaryti atskirai arba jį pakeisti. Taip pat galiu jį pakeisti užvedus čia ir jį patraukiant į viršų ar į apačią. Tarkime, aš noriu jį pakelti. Hyperliquid labai greitai patvirtins ir mano stop lossas bus pakeistas. Taip pat galiu jį atšaukti paspaudžiant čia. Ir kaip matote, per 1 sekundę mano stop lossas bus pašalintas. Kaip uždaryti poziciją, aš turiu grįžti į position skiltį ir galiu paspausti close all positions. Paspaudus confirm market close, mano pozicija bus uždaryta. Taigi šiame video norėjau parodyti tiek. Tikiuosi, jis kažkam bus naudingas. Žinoma, jei kils kažkokių klausimų, galite parašyti į komentarus ar man asmeninę žinutę. Jei bus susidomėjimas ir jei patiko manęs klausyti, padarysiu daugiau video. Galiu padaryti video apie kitus parametrus, kurių šiame video nepalėtėme. Galiu parodyti kitas Hyperliquid skiltis ir paaiškinti, kaip jos veikia. Galiu parodyti, kaip aš asmeniškai treidinu, į ką atkreipiu dėmesį, kokius indikatorius naudoju. Kaip matote, esu susibraižęs nemažai linijų ant Ethereum. Seku šią kriptovaliutą, praleidžiu nemažai laiko analizuojant, kas vyksta. Taip pat seku kitas kriptovaliutas bei akcijas ir kitas investicinės priemonės. Galiu parodyti video, kaip treidinu opcionus ir kitus finansinius instrumentus. Jei yra susidomėjimas, prašau, prenumeruokite šį kanalą ir laukite kitų video. Ačiū, kad žiūrėjote.